Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų gegužės 11. Maži vaikai, kurie auga su rūpestingais, šiltais ir atvirai suaugusiais, auga piešdami ramunes, kabutėse. Atbėga apsikabinti, tada vėl bėga patirti naują nuotykį, atrasti, išmokti, išbandyti ir grįžta. Ar su nubrozdintu keliu, ar su vėjo sklastymu plaukuose ir švytinčiomis akimis, su sraigės kriauklė delne, ar su pagaliuku, kuris iš tiesų yra burtų lazdelė. Apsikabina, pabūna ir vėl bėga. Tokie vaikai užauga drąsūs, mokantis klysti, nebijantis bandyti ir daug patyrė. Į vaikus auginantis suaugę nenuspėjami, jei jie vaikus laiko mažais suaugusiais, aprauna jos nepakeliamais rūpešiais, pareigomis, informacija, vaikai tampa mažais kareiviais, nuolat pasirengusiais kovai, didelėmis baimės akimis ir iš nuovargio pajuodusiais paakiais, žvangančiais daug dydžių per dideliais šarvais, nuolat besižvalgančiais naujų grėsmių, varomais pareigos ir kaltės jausmo. Net užaugus, nuolatinis užsiėmimas įvairiomis veiklomis ir nuolatinis grėsmių stebėjimas tampa komforto zona, o gyvenimas be sunkių šarvų tampa labai nesaugia gyvenimo forma. Jei vaikai auga pernelyg griežtų taisyklių ir reikalavimų struktūros aplinkoje, kurie neturi teisės turėti norų, planų, kurie negali bandyti, klystis ir taisytis, kur neturi galimybės mokytis priimti sprendimus, planuoti ir vertinti, jie auga visai nestiprindami šių gebėjimų, todėl auga gležni ir trapus lyg šiltnamio sąlygomis užaugę daigeliai. Jeigu jiems pavyksta, jie irgi užsiaugina storą šarvą, didelį ir sunku. Ir iš išorės gali atrodyti stiprus, saugus, ramus ir ryžtingi, o viduje vis tiek sėdi mažas ir nesaugus, verkiantis vaikas. Padėlėjus į lentynas lyg ir aiškiau, bet visą nugalintis jausmas vis tiek vienas. Tebūnie daugiau ramunių ir mažiau šarvų. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė. Padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.